XVII amžiuje ant vienos iš Vilniaus kalvų stovėjo tvirta gynybinė siena su Bastėja. Deja, miesto nepavyko apsaugoti nei nuo kazokų ir maskvėnų žiaurumo, nei nuo vėliau užklupusio bado ir maro. Nelaimė išvarginti žmonės buvusioje bokšto vietoje ėmė pilti šiukšles, kurių dvokas pažadino požemiuose tūnojusi baziliską. Miestelėnai ėmė dingti vienas po kito. Milžiniška pabaisa gaidžio galvą, varlės akimis ir gyvatės uodega pribaigdavo savo aukas mirtinu žvilgsniu. Daug kas svarstė, kaip nugalėti baziliską, kol galiausiai kuklus amatininko mokinys pasidalino savo idėją. Padarykime taip, kad pabaisa pati save nugalėtų. Jaunuoliui ant nugaros pririšo sunkų Venecijos meistrų veidrodį, įdavė deglą, o ant kaklo pakabino ragą. Įžengęs į dvokiantį urvą, jaunuolis rado miegančią pabaisą. Nusiėmęs veidrodį, apšvietė jį deglu. Pabudęs baziliskas veidrodyje išvydo savo žudantį žvilgsnį. Išgirdę rago gausmą, vilniečiai suprato, kad baziliskas nugalėtas. Visi negailėdami malkų sukūrė didžiulį laužą ir sudegino pabaisą.